Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien kartu su veidoskaitos ir coachingo specialiste Ugne Geniene kalbėsime apie tai, kaip veidoskaita gali padėti atrasti ne tik savo karjeros kelią, bet ir pasitarnauti renkantis darbuotojus. Labas, Ugne. Labas, Paulina. Nepaslaptis, kad daug žmonių klaidžioja, nežinodami, kaip jiems save realizuoti. Ugne, ar tiesa, kad mums užtenka pažvelgti į veidrodį, kad atrastumėm šios atsakymus, nes visi atsakymai yra mūsų veide? Paulina, labai ačiū visų pirma už galimybę būti laidoje, kad pakvietėt ir pasidalinti ir savo patirtimi, ir žiniomis. Ir atsakant į klausimą, iš tiesų veide labai daug ką galima pamatyti. Aš labai norėčiau pasakyti, kad jeigu būtų ta tokia piliulė, kad pasižiūri į veidrodį ir viskas, aišku, pasidaro, tai aš tikrai nemokamai šitus receptus išrašinėčiau, kad tik tai žmogui būtų lengviau. Bet iš tiesų veide tikrai galima pamatyti, kur geriau žmogui save nukreipti, kokią poziciją užimti, kaip realizuoti save. Tikrai savirealizacijos kelią galima pamatyti ir veido bruožuose. Taigi ir pradėkime gal nuo tos ne vienam aktualios savirealizacijos temos. Ką konkrečiai galima išskaityti būtent savirealizacijos tema iš mūsų veido? Detalėse, aišku, gali pamatyti jau, kaip aš vadinu, tuos pareiginius nuostatus, bet tai ateina iš asmeninių konsultacijų, kuomet yra jau dialogas, kuomet kalbėsi su žmogumi. Bet tikrai iš pirmo žvilgsnio arba galbūt pasiskaičius vien, ką reiškia veido bruožai, neuždėsi savo, kad aš galiu būti buhalterė, aš galiu būti teisininkas, visuma parodo labiau kryptį. Ir atskleidžia tai, kad tu gali per veido bruožus, per bazę jų pamatyti, ar tau labiau tinka vadovaujančios pareigos, ar tu labiau esi komandos žmogus, ar tau darbas turi būti šiek tiek aktyvesnis ir dinamiškas, ar tu gali ten, kaip sakyti, nuo 8 iki 5 sėdėti prie kompiuterio detaliai, bendrauti, kad tiesiog ateiti, pabūti tą darbo laiką tinka ir taip, ir aišku, reikia ir tokių žmonių, nes neturi būti visi vien vadovai, neturi būti vien visi komandos, o ta tokia įvairovė ir duoda visumą. O veide visgi ar gali būti tam tikrų konkrečių profesinių užuomenų? Esu girdėjus apie tokį kaip mokytojo parametras, kas tai yra, apie ką tai ir gal mes galim rasti ir daugiau tokių. Taip. Bet Paulina, labai gražus pastebėjimas iš tiesų yra, nes mokytojo parametras jisai atsispindi lūpose. Tai reikia žiūrėti į veidą profilių ir kada viršutinė lūpa yra šiek tiek paėjusi į priekį, kada yra išraiškingesnė, kada yra galbūt net šiek tiek tokia putlesnė, tu iš šono labai gražiai matai, kad tokios, šiek tiek lūpytės į priekį einančios. Ir tai duoda tokį prigimtinį braižą žmogui, kad tai yra mokytojo parametras. Tai nebūtinai reiškia, kad žmogus gali būti tik tai tamsta mokytoju, ar tenais pradinuku, ar kažkokią tai konkrečią sritį, bet tai rodo labiau, kad žmogui tinka dirbti tokį tarsi patariantį darbą, pamokyti kitus. Jie gali lengviau lektoriauti, jie gali vesti kažkokias tai paskaitas. Ir čia ir yra, kad kada žmogus neugdo šitos savybės, kada jisai neleidžia savo įgyvendinti, tai jisai labai dažnu atveju, nenorėčiau dėti visumos, kad visiems tikrai visai gali būti, bet jisai gali patapti labiau artimoj aplinkoj tokiu burbuliatorium. Tai yra moralizatorium, kad tu taip daryk, tu anaip daryk, dažniausiai tai nukenčia antrosios pusės vaikai. Ir aš kaip juokauju visuomet, kad vyrai ypatingai, kurie turi šias lūpas, kurios šiek tiek turi tą mokytojo braižą, tai kada jie labai moralizuoja savo artimoje aplinkoje, šeimoje, tai jiem pradeda plikti viršugalvis. Tai va čia ir yra toksai, kad tai yra vadinamas kunigo parametru, kitaip šnekant, kada plinka vyrui viršugalvis, nes natūralu, kad kunigai juk ir skaito pamokslus, jie, kaip sakyti, atliepia savo tą braižą, bet kada gyvenime tai nutinka, tai aš juokauju ir su savo vyrus, sakau, nustok moralizuoti, nes plikas liksi. Tai čia tiesiog, būtent šita mokytojo savybė ir jinai duoda tokią intenciją, kad žmogus lengviau galėtų ir turėtų galbūt save išreikšti. Bet priklauso ir nuo auklėjimo sistemos. Ugne, o kokius veido bruožus reikėtų atkreipti dėmesį dar tik renkantis karjeros kelią? Tarkime, kokie veido bruožai sufleruoja, kad žmogus labiau atsiskleis ten, kur yra kūryba, menas, o kas priešingai, kur yra analitika ir veiksmas ir panašiai. Į ką konkrečiai žiūrėti? Į veidą. Ir aišku, veide, jeigu Paulina atsakant į meno labiau kūrybiškąją tą kryptį, tai labai daug bruožų parodo žmogaus kūrybiškumą ir praktiškai kiekvienas žmogus, aš laikausi tokios
nuomonės, kad jisai turi tos kūrybos, bet dažnas jisai sako, nu aš nemoku nei piešti, nei dainuoti, nes mes labai dažnai kūrybą susijęm su būtent ta meno pakraipa, bet jeigu žiūrėti į tą meniškumo kryptį labiau, tai ilgesnė nosis atspindi, kad žmogui yra tinkama ir netgi dažnas meno srities atstovas, dainininkai, jie ir turi tas ilgesnės nosis, nes, reikia, jie tada informaciją jaučia jausmiškai, per tokį vidų profiltruoja, jie galbūt labiau įkrenta į savo dainas, į savo muzikos kūrybą. Lygiai taip pat aktorystė kažkokia tais gali būti, kur, aišku, čia labai svarbu, kaip pasakyta, aktorinį meną jau žiūrėti, kad būtų smakre duobutė, nes duobutė yra žvaigždės parametras ir tikrai žmogui labai tinka būti ant scenos, būti pamatytam, rodyti, kitaip sakant, save. Tai analitiškumą atspindi labiau dvi raukšlytės einančios virš antakių tiesiai, nors dažnas jas gali kažkaip ten supainioja ir pavadina tą tokia ar pykčio raukšlė ar panašiai, bet čia jau yra labai detalu ir labai individualu, nes labai priklauso iš kokio kampo tos raukšlytės ateina, bet iš principo kuo daugiau yra raukšlyčių virš antakių, vertikalios tiesios, tuo labiau rodo žmogaus analitiškumą. Kitas momentas, kad kada yra siauros lūpos labai, kada yra mažesnės akys, irgi parodo žmogaus tokį ekonomiškumą, gebėjimą detalizuoti, jie yra gana smulkmeniški ir tokie netgi gebantis dirbti vieni individualiai, kur labai stipriai susikoncentruoja. Tai yra tokie pagrindiniai aspektai, kur galima pasižiūrėti, ar žmogus bus labiau išplaukęs. Tai meno krypties atstovai, jie tikrai, jeigu tai pasižiūrėti ir galbūt čia labiau, aišku, atliepti jau nuo tos paauglystės į viršų, nes susiformavęs žmogus jam visaip gali nutikti ta tokia jau tie prigimti susimaišius su auklėjimo sistema, bet emocinio intelekto zona, tai yra nuo antakių iki nosies apačios, veido vidurys, jis irgi parodo žmogaus jausmingumą, kaip jisai galbūt suvokia emocijas, kaip jisai jas reiškia, kiek jas priema ir jeigu bus tai ilgesnė nosis, jisai labiau norės jas išjausti. Didesnės akys jos parodo tokį ir atvirumą ir nuoširdumą. Tai tų komplektacijų gali būti pačių įvairiausių, bet jeigu taip reziumuoti, tai kur yra siauriau mažiau, tai yra detalumas, kur yra visko daugiau, tai yra labiau to tokio putlumo ir to skonio gyvenimui, jeigu taip pavadinti galima. Pakalbėkime dar apie bendresnius paveikslus, kuriuos galėtume atpažinti savo aplinkoje ir netokia įgudusią akimi. Kokie bruožai rodo, kad žmogus yra ekstravertas, o kas labiau, kad žmogus bus intravertas? Taip, tai ekstravertiškumą labiau parodo mūsų komunikacijos kanalai, tai yra lūpos ir akis, bet kaip aš sakau, Paulina, niekada nededu tokių šablonų, galbūt labai, kad tik tai taip ir jeigu žmogus turi didelės atviras akis, tai didelės atviros akis, jos atspindi tą žmogaus tokią labiau atverstą knygą. Jie labiau yra jausmo žmonės, lygiai taip pat jie nori komunikuoti, bendrauti. Jiem labai svarbu yra tas tiesos sakymas, kad ir jie geba pasakyti tą tiesą, nes jeigu jie turi užlaikyti, tada gaunasi vidinis spaudimas ir tokie vyksta vidiniai dialogai. Sunku, neteisinga, tada prasideda liūdesio bangos visokios. Ir putlios lūpos jos kartu parodo tokį, kad žmogui tinka komunikuoti, kalbėti ir jie labiau yra ekstravertiški. Tai didelės akys ir putlios lūpos parodo žmogaus tą tokį komunikabilumą ir atvirumą. Ir siauresnės, mažesnės akys veide, jos parodys tokį didesnį intravertiškumą, kad žmogus bus linkęs turėti tokią vidinę paslaptį, neišsakyti visko, neatsiverti 100%. Jie visada turės tokį, kaip sakyti, tarsi sakymą ir skaitimą tarp eilučių, kad, pasitikrindami ir tikrai galiu pasakyti. Ir jeigu dar bus siauresnės plonos lūpos, tai tada bus žmogus linkęs nedaug žodžiauti, užlaikyti, jie yra tokie, sakau, detalesni, ekonomiški žmonės, bet iš kitos pusės čia yra du aspektai. Tai žinot, kad aš kaip pavyzdys esu didelių akių ir putlių lūpų, tai man tikrai nėra sudėtinga būti atvirai, man spontaniškai kartais išeina, kad ir su kokia pardavėja tenais savo detalės kažkokias papasakoti, nes tu tariesi galbūt dėl kažkokio prekės ar produkto. Ir kada tu matai žmogų, ypatingai vaiką, siauresnėm akim siauresnėm lūpom ir mažesnėm akim, tai aš netgi visuomet rekomenduoju tėveliams, kad kaip išauklėti ir galbūt tokį įgūdį vaikui įdėti, kad
kalbėti savo emocijas, kaip jis jaučiasi, tai yra labai natūralu ir jisai tiesiog tampa, kaip sakyti, ta patirtimi, kur jam ilgainiui nėra, kad sudėtinga, nes veido bruožai ir jie atspindi tokį automatinę žmogaus veikimo sistemą, lygiai taip pat kaip ir kūnas, bet patirtis dar yra vidinė mūsų psichologija, yra visa aplinka, kur atėjusi saugystė jau prasideda veide asimetrijos, kampučiai visokie ir tada matai, kad galbūt žmogus kažkurioje vietoje save užspaudė, kažkur leido savo daugiau pabūti, tai ta išorės vizualika, jinai tikrai parodo jau tą istoriją, kokią žmogus nugyveno, bet ją žinant nuo pradžių, tu labai gražiai susirašyti ir gyventi pagal. Ar žvelgiant į veidą mes galime pamatyti, ar žmogus yra pozityvus, ar labiau negatyvus ir labai smalsu, koks yra pats liūdniausias bruožas, tai yra koks bruožas veide rodo tokį patį didžiausią liūdesį, jeigu toks yra. Jau čia, Paulina, labai toks laiku ir taiklus klausimas, nes atliepiant tą eigą galbūt ir parodo tie nugyventi momentai, tai liūdesį dažnai atneša akių kampai, kuomet jie eina žemyn, tai ir parodo, kad žmogus bus labiau linkęs į savotišką pesimizmą, bet vėlgi negali dėti tokio, kad visi tokie žmonės bus, nes žemyn einančios akys jos kartu parodo, kad žmogus geba ir turi labai gerą kritinį vertinimą, rizikų numatymą, didieji verslininkai lygiai taip pat gali dažniau turėti tas žemyn einančias akis, bet nebūtinai galbūt reikš, kad jie yra liūdni žmonės. Tai čia vėlgi labai svarbu aplinka, kokia buvo. Na ir labai, aišku, pravartu stebėti mūsų lūpas ir lūpų kampučius, nes kada pa žmogų lūpų kampučiai eina į viršų, jie rodo tarsi tokį pasitenkinimą savimi ir plus, jeigu lūpų kamputis bus labiau su skeltuku, tokie būna tintelėjimai, aš jų neturiu kaip pavyzdys, Paulina pas pačiai jie šiek tiek yra, todėl tikrai labai tinkama būti tokiai, kaip sakyti, pamatytai, nes yra artistiškumo parametras vienas iš tų ir tikrai nemažai aktorių lygiai taip pat juos turi, bet nutinka gyvenime taip, kad tie lūpų kampučiai ima ir nusileidžia ir pasidaro, tokios liūdnos lūpos. Ir rodo, kad jau žmogus bus labiau nusivylęs savimi, nepatenkintas kažkur, galbūt viduje turės tam tikrų vizijų, kur netitiko lūkesčių, kur jeigu dar akis bus žemyn ir lūpos žemyn, tai iš vis gali būti to dramatizmo tokio daugiau, kad nemalonu gyventi, kad spalvos pilkos visur yra. Bet vėlgi šitą dalyką tu gali labai pasikeisti per sąmoningumą, per aplinką, per praktikas tam tikras. Ir aišku, dar yra tam tikri bruožai, tai yra virš antakių, kuomet yra raukšlytė, tokia tarsi kaip antras antakis ateina, tai jie parodo labiau žmoguje tą skepticizmą. Tai aš turiu irgi tas virš antakių raukšlytės, nes tikrai, kadangi turiu ir didelės akis, aš atvirai prisipažįstu, kad aš daugelį atvejų, galbūt anksčiau, buvau labai skeptiška, lygiai tą pačią veidoskaitą labai skeptiškai žiūrėjau, nes galvojau, kad jau negalima iš veido bruožų pasakyti kažką apie žmogų ir vien smalsumo vedima, kadangi turiu ilgą kaklą, aš jau pasidomėti ir mane tiesiog įtraukė šita sistema. Ir kaip tai pakeitė tavo gyvenimą? Pakeitė gyvenimą taip, kad net iš darbo išėjau ir šita veikla jinai patapo mano nuolatiniu tokiu ir būsena, netgi ir gyvenimo stiliumi, bet ta istorija tokia buvo, kad labai atsirado jinai netikėtai, kaip ir sakiau, iš smalsumo tokio. Ir kadangi aš pati esu labai tokia praktiška asmenybė, nes mano galbūt, kaip sako, pati meilė savo, kaip viskas vyksta, tai jinai atsispindi labiau per darbus, nes aš turiu matyti rezultatą, kad tai veikia ar neveikia. Ir veidoskaita man yra tas įrankis, kad nereikia prie to žmogus kažkaip čiupinėtis, lysti, prašyti, o tu tiesiog per išorę gali pamatyti, kaip su juo bendrauti, kaip prie jo prieiti. Ir čia jau yra tie tokie savotiškas, kaip aš vadinu, meninis skaitimas, nes gali dėti atviras akis, putlės lūpas, bet kartais aš asmeninėse konsultacijose matau, kad tikrai žmogus nėra ekstravertiškas, kad ten yra tam tikri vidiniai indėliai, kurie yra savisaugos instinktas, galbūt vidinės traumas kažkokios, kur nėra taip paprasta atsiverti. Tai veidoskaita iš tiesų man labai pasitarnauja, ne tik man asmeniškai padėjo pažinti save pačią ir kur man geriau save padėti, kaip veikti, ką veikti gyvenime, bet aišku labai padėjo ir santykiuose su vyru, su vaiku bendraujant, aš matau, kaip jį kur nukreipti ir kur suveikia.
Bet, kaip jau ir sakiau, veidoskaita yra automatinė sistema, kuri atliepia impulsą pirminį, kaip mes elgsimės tam tikroje stresiniai situacijai. Bet jeigu žmogus labai yra jau sąmoningas, labai praktikuojantis, jisai tikrai gebės išlaikyti emocinę pauzę ir tada veidoskaita kaip automatas, jinai nueina į antrą planą. Bet aš dar nesu pasiekus tokio lygio, kad galėčiau save sunaviguoti tam tikroj, tokio jautrioj situacijai, tai man prašauna tos mano rudos akys ir tikrai temperamentas išlenda. Tai čia jau, kaip sakyti, dirbu su savim lygiai taip pat. Pakalbėkime dar apie darbuotojų paiešką ir atranką. Į ką reikia atkreipti dėmesį, jeigu mes ieškome komandinio žmogaus, o ne individualisto? Komandiniai žmonės, jie tikrai labiau turės tokį ovalų veidą, tai yra ovali veido forma, nes tai duoda žmogui tokį gebėjimą prisitaikyti, lankstumo daugiau. Reikia jau žiūrėti, kad kaklas būtų plonesnis, nes jisai lygiai taip pat atneša tokį žmogui, kad jisai bus linkęs įsiklausyti ir daugiau pritarti išoriniai aplinkai, bet pačiam žmogui tai yra ką veikti, nes plonas kaklas jisai tikrai rodo apie nepasitikėjimą, rodo apie didesnės baimės, bet aš laikausi principo, kad viską gali pakeisti, nes ten, kur bijai, ten reikia dėti žingsnį, o ar dėti tą žingsnį, tai jau priklausys ir nuo veiksmo zonos, ir nuo mūsų smakro, nuo mūsų žandikaulio, ir koksai tas žingsnis turėtų būti. Komandiški žmonės lygiai taip pat bus, kada antakiai yra šiek tiek žemiau ties akimis. Tai yra mažesnis tas tarpelis ir jie duoda tokį socialumą, bendravimą ir lygiai taip pat tos didesnės akis, jie norės labiau žmonės padėti ir jiem tada tinka tas darbas, kur yra tokio paslaugumo, lygiai taip pat kaip riesta nosis, jinai atneša lankstumą ir šiek tiek tokio altruizmo, kada žmogus nori prisitaikyti, kada jis nori būti paslaugus ir padėti, bet riestanosiai turi ir gudrumo tokio. Jie gali, kaip sakyti, rasti, kaip apeiti tam tikras sistemas, tai čia nėra, kad kažkokie jie blogiečiai ir kažkas, bet tai yra net kaip tik aš visuomet skatinu išnaudoti ir šitą savybę, kad jeigu yra tam tikra sistema, o žmogus geba pažiūrėti, kaip galima ją apeiti, nelaužant tam tikrų visuomenės kažkokius taisyklių ar teisėtvarkos, tai o kodėl neišnaudoti. Tai čia, kaip sakyti, žinant savo tą sistemą, labai gražiai susidėlioti navigaciją vidinę. Tikiu, kad kam yra įdomu, taigi lyderio ir gero vadovo bruožai. Kokie jie yra? Labai iš tiesų klausimas šitas toksai, aš visada linkusi pasižiūrėti tuomet per valstybės vadovus, per verslo didelius žmonės, bet lyderystė veide atsispindi per stiprų žandikaulį. Žmogus turi, kada vedlys, kada yra toksai žmogus jau bosas, tas tikras vadovas, tai natūraliai turės tokį išraiškingesnį, platesnį žandikaulį. Visuomet reikia žiūrėti to žmogaus veide, mes Paulina negalim viena su kita lygintis, tai kuri čia dabar didesnė lyderė bus, bet žiūri to žmogaus kūno konstitucijų veido bruožuose. Ir žinoma, lyderystė atsispindi per stiprią nosį, tai yra išraiškinga, jinai gali būti tiesi, jinai gali būti snapas, labiau gali būti su kuprele, nes tai kuprelė atneša labai stiprų valdingumo bruožą, lygiai taip pat kategoriškumo tokie žmonės turi daugiau. Aukšta kakta, didelės ausis ir kada vadovas, labai dažnai tą miniu, kada turi didelės ausis, jis yra įsiklausantis vadovas ir jis girdi savo komandą ir tada vyksta geresnis tas bendradarbiavimas ir aišku rezultatai. Ir kaklas jau turėtų būti tas tvirtas kamienas, tai yra storas, jeigu jisai dar bus ilgas, tai žmogus bus inovatorius, jam neužteks turėti tik tai to paties, jisai vis norės kilti į kalnus, pasiekti tam tikrus rezultatus ir visuma atneša tokią priedermę, kad žmogus gali vadovauti ar šaliai, ar dideliam verslui, o galbūt būti netgi šiek tiek ir individualistiškas lyderis lygiai taip pat. Dar viena labai populiari tema tai yra narcizai. Ar veide yra tam tikrų bruožų, kurie galėtų byloti žmogaus polinkį, tokį narcicizmą? Taip, Paulina, šitas klausimas yra toksai ir jautrus ir kartu galbūt atsakysiu taip bendrai, nes labai dažnai aplinkoje dabar girdisi pastaruoju metu tas narcicizmas ir netgi etiketės klijuojamos taip lengva ranka. Veide nėra tokių bruožų, kad galėčiau sakyti, pažiūrėkite į nosį, pažiūrėkite į lūpas, į ten kampučius ir jau parodys tą patį, kad narcicizmą, kad žmogus turi kažkokį tais polinkį. Tai labiau yra psichologiniai tam tikri charakterio aspektai, kurie tikrai ateina labai iš vaikystės
iš vidinio vaiko traumų ir aš nebūčiau linkusi labai dėti tokių bruožų, kad pritemti visada gali, bet visumoje netgi ir nenorėčiau, kad žmonės nepradėtų etikečių klijuoti, bet trumpai atsakant, tai mano asmeninė nuomonė, veido bruožų tokių nėra, kurie parodo narcisizmą. Tai gali būti nebent tiesiog, kad žmogus iš savęs, iš to paties stipraus žandikaulio, tvirto kaklo, iš tokio kūno stoto, netgi kada krūtinė yra tiesi pakelta, jis kitiem gali atrodyti labai arogantiškas, labai išdidus, kad ego didelis, kad jis yra pasipūtęs. Jeigu dar pridėsim antakius, kada yra aukščiau jie nuo akies ir jeigu jie dar turi tokį kampą, vadinamą tą tokį su strelyte, kada trikampiai, kitaip sakant, antakiai, tai jie irgi labai rodo ir valdingumą, ir praktiškumą žmogaus, į polinkį vadovauti ir tai, kad jam yra labai svarbu tokia, kad pagal jį būtų padaryta, tai ta tvirtų bruožų visuma, jinai tikrai nerodo, kad žmogus yra narcizas, jisai tiesiog gali parodyti šiek tiek šešėlinę didesnę žmogaus pusę, bet nebūčiau linkus klijuoti veido bruožų kaip narcizo etiketės. Prieš priimant žmogų į darbą, ko gero labai svarbu yra pravartu labiau įsivertinti, kaip žmogus elgsis stresinėje situacijoje. Ir žinau, kad ir tai galima prognozuoti iš veido. Į kur žiūrėti ir kaip interpretuoti? Reikėtų labiau žiūrėti į smakrą, į apatinę veido dalį, nes veido apačia tai yra mūsų visi instinktai ir veiksmo zona, jinai yra nuo smakro pačios iki nosies pradžios ir visa šita veido, tas stačiakampis apačioj, jisai parodo, kiek žmogui reikia to veiksmingumo ir kiek jisai bus impulsyvus. Tai jeigu žmogus turi labai stiprų smakrą, išraiškingą ir kada jis eina stipriai į priekį, aš kaip pavyzdį visada turiu Michaelį Šumacherį, kur ten tikrai galingas smakras yra, Rūta Meilutytė lygiai taip pat turi labai stiprų smakrą. Tai va šitie žmonės ir yra tokie, kur jiem reikia draivo, jiem reikia intensyvo, jiem reikia čili pipirų, nes jiem kitaip nėra įdomu. Tai va atrankose tikrai, jeigu ieškoma žmogaus, kuris būtų nepakirstų jam kojų stresiniai situacijų, reikia žiūrėti, kad smakras būtų stiprus, imlus ir toksai va labiau paėjęs į priekį. Kada žmogus jisai turi atsargesnį smakrą, tai yra labiau nuglemta tokį, kada jis eina žemyn, labai parodo, kad toksai žmogus geras bus rizikų įvertintojas ir kada galbūt būna tokios finansinės krizės, ekonominės, kur atrodo, o jie ką čia dabar daryti, čia bankrotas ar kažkas, bet jie toj situacijai gali labai atsargiai, gal lėčiau šiek tiek, bet lygiai taip pat įsivertinti, kaip kur panaviguoti. Bet čia aišku jau neužteks vien smakro, tokioje situacijoje reikės ir galbūt aukštesnės kaktos, smailesnės nosies, bet kur reikia greičio, draivo, pulti, gelbėti žmogų, jeigu jam kažkas nutiko, nelaimė, skubios priėmimo skyrius, visada reikėtų žiūrėti, kad smakras jau būtų tas tvirtas einantis į priekį. Na ir pabaigai yra sakoma, kad rudakiai yra melagiai, mėlynakiai nenuspėjami, o žaliaakiai patys patraukliausi. Ugne, visa tai yra mitas ar tiesa? Kaip vertinti tas akis galiausiai? Tai dabar gautasi, kad aš iš tiesų esu melagė, nes mano akis yra rudos, bet galbūt nenorėčiau taip 100% patvirtinti, nes tai yra tikrai dalis tiesos, Paulina, ką tu sakai, rudakiai, jie žmonės yra gana karštakošiški iš tiesų ir jie parodo va tą vidinį temperamentą, kur labai greitai užsiplėskintis, labai greitai emociją savo reiškintis. Ir kartu jie greitai ir sudegantis. Tokie užsiplėskė, išburbėjo, susipyko, konfliktas, praėjo laiko ir jie gali vėl apsikabinti ir kartu draugauti. Ir tai yra vienas iš lyderystės bruožų lygiai taip pat. Mėlynakiai, jie laikomi tokie gana spontaniški žmonės, bet jie turi tokio romantizmo prieskonio, kur reikia ir to švelnumo šiek tiek. Bet jie tikrai nebus tie tokios šiltnamio gėlelės, kurima ir subliukšta. Jie laikomi netgi šiek tiek šaltakraujiški, kad tokioj emociniai jautrioj situacijoje gali gana šaltai sureaguoti. Todėl gali kartais atrodyti išdidus, kad jiem nerūpi ir kad jie neturi jausmų, bet tai nėra tokia 100% tiesa, čia aišku ir kiti bruožai pasirodys. O žaliaakiai laikomi ir labai kūrybiškai žmonėmis ir tikrai tai yra gana rečiausia akių spalva, todėl ji priduoda žmogui va tokio patrauklumo ir seksualumo ir kartu yra tas
bruožas, kur laikoma, kad žalioakiai tai yra tarsi gydytojo akis, nes jie turi duotybę gydyti rankomis. Bet čia nedėčiau taip, kad visi gali tą daryti, jeigu bus, tarkim, stipri veiksmo zona, žalios akis, tai jeigu žmogui tinka ir patinka liestis prie kitų žmonių, tai jiem labai tinka kineziterapija, osteopatija ir toksai gydymas rankomis pavadintim. Tai kaip aš, jeigu per asmeninės konsultacijas matau žaliakę moteris, sakau, pabandykit vyrą pagydyti, kada jam skauda uždėti rankas, tai tiesiog pažiūrėkit, ar veikia. Tai kartu šiek tiek juokaudama, bet galbūt žmogui tikrai sakys, man patinka ir atneša vertę. Ačiū už pokalbį. Ačiū, Paulina. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Ugne jums spėjome papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.